Sveiki, mėlyjeji, ir vėl mes susirinkome savaitiniai taro kortų prognoziai su Laura ir mumis. Sveiki, sveiki. Sveiki. Kaip jūsų savaitė, merginos? Gera. Poilsis šią savaitę toksai daugiau poilsis ir į save toksai ėjimas ir daugiau namų reikalai visokiausi ir namų ruoša. Maisto gamyba, šaltibarščių pasidariau labai skaniai, tai toksai atrodo, toksai poilsėlis biški kitoksai. Tai labai gerai, reiškia, ir kitokio poilsio. Taip, Lina, klausau. Aš tai turbūt atnaujinimai mano iš seno į naują. Tai tą atnaujint, tai liustrą pakeist, tai vieną, tai antrą, tai trečią. Tai toksai jaučiu, kad senų dalykų patraukimas ir naujų nešimas, net indus pasakyčiau. Vau, bet žinokit ir man taip pat, kai noriu indus keisti, noriu patalinės keisti, tai yra labai gerai. Perverstų į naują, į seną. Jaučiu. Tikrai taip. Gerai tada ir pradėsiu aš taro kortų prognozę kitai savaitei nuo Liepos 26 dienos iki Rugpjūčio 2 dienos. Savaitė, jau rugpjūtis. Rugpjūčio mėnuo, vasarėlė, reikia džiaugtis vasarėlę. Taip, taigi, mėlieji. Pradžioj savaitės gali būti tokie nuosmukiai. Suprantate, atrodo, pavargimas dėl kūrybos, stengimas nublemba, kiek aš čia stengiausi, kaip kas toksai, žinot, gali būti reikimas toksai daugiau optimizmo, kad pasikelti į viršų. Arba galimai reikšti tiesiogiai finansus. Gal kažkokie turėjo finansinių ar, tarkim, kažkokie mokesčiai, galbūt susimokėti reikėjo, žinot. Ir tas, kiek galim, tas išlipimas iš to pačio sukimo rato, žinot. Tai vat reikia daugiau optimizmo ir keltis, ir žinokit, viskas yra įmanoma ir vėlgi per kūrybą reikia veikti. Žinokit, reikia veikti, nes yra ugnies stichija visiškai, vat, ir vienas yra ugnies stichija, ir kita, vat, eiti į priekį, žinokit. Negalima sustoti, čia jau nebe mažais žingsneliais, čia yra tiesiog eiti į priekį ir uoliai, taip, tikrai taip. Nes tas nuovargis taip ir gali užsitęsti, suprantat. Jisai tiesiog, tai rodo, reikia stotis ir keltis, išeiti iš visų tų tokių shadow periodų. Nes ir užsidaro ciklas, visas tas shadow periodas, jisai, tas Merkurijaus retrogreidas buvo, visokie tokie procesai, suprantat, iš savo vidinio pasaulio, atrodo man. Tiesiog reikia visą šitą pradirbti ir uždaryti visą šitą ciklą. Uždaryti, eiti į priekį, tik į priekį. Ir tada ateis ir palengvėjimas gale savaitės, bus labai didelis toksai pasitenkinimas, netgi rodo, suprantat. Ar bus kažkoks tai laimėjimas. Galbūt, žinot, sėkminga, tarkim, kažkam tai operacija. Nes ta korta reiškia ir operacija, žinot, chirurgija, pavyzdžiui, chirurgus. Arba, tarkim, kažko tai laimėjimas, ar ten bylos, ar ten, tarkim, kažkokio tai pokalbio, kaip būna, žinot, tarp dviejų žmonių argumentas. Tai yra tiesiog taikiai laimėjimas, tarkim, susitaikymas ir šventimas, pasitenkinimas viso šito. Tai mėlyje, taip kad nereikia nuleisti rankų ir tiesiog nesuklupkit per ilgai, tik į priekį žygiuokit. Tik į priekį žygiuokit su tokiu laimėjimu, nes viskas jūsų rankose. Ir čia yra iš tikrųjų dar be to, ką mes praeitą savaitę su merginom ir darėm sesijas moterims, tai yra ir kundalinė energija, žinokit. Nepamirškit tos kundalinė energijos ir ją užkurti, ją puoselėti, suprantat, nes tai yra ne tik tai seksualiniai santykiai, tai yra kūryba, tai yra veikimas, proveržis, ėjimas į priekį ir taip pat nepamirškit. Aišku, seksualinėse. Ta prasme, šito visų nereikia jau duoti tos vienuolės įžadus. Tikrai ne, reikia tiesiog. Jo. Ir bus viskas labai gerai, su lengvumu į savaitę išvažiuos. Labai puikiai bus. Labai puikiai.
Nuostabu. Iš tikrųjų labai gera savaitė, niekada nereikia nusiminti, jeigu kažkas tai tokio matosi ar jaučiasi sunkesnio, tai yra tik tai gairės, ane, kad pasižiūrėti, jog laukia vis tiek, ane, pergalė, laimėjimas ir visas tas toksai proveržis, tai tiesiog atsistoti, bet kokiam nesėkmė, tai yra pamoka, ane, to, kad pasižiūrėti, reflektuoti, pasimokinti ir eiti į priekį. Visiškai, netgi moteris, jeigu kurios ar partnerio nėra, suprantat, kartais, moteris, tai eiti per šokį, kas jums patinka, kas jums uždegė akis, absoliutiškai. Šokis, ten susitikimas su drauge, kūryba, ką jūs mėgstat veikti, kur tokia liepsna uždega pačią vidinę, kad noris atrodo, akis žiba. Tikrai akis žiba. Kaip tik podcast'e ir yra ta tema šios savaitės, tai klausysite jūs, jau būsite praklausę podcast'ą, tai žodžiu irgi būtent apie kūną, apie kaip svarbu yra į save atkreipti dėmesį, kaip svarbu yra klausyti ir visa kita ir tiesiog praeiti visus šitus transformacinius procesus lengvai ir tiesiog leisti savo su lengvumu, nes galima pasinerti labai didžiulį sunkumą, bet galima iš tikrųjų tiesiog pasimėgaujant, pareflektuojant, išmokstant, suvokiant ir užrakinant visas tas duris, kurios jau yra nebereikalingos. Tai va, mėlyjei. Absoliutiškai, taip. Ir make it svajonę. Ir vėl žiūrėkit, aš galvoju, ištraukti dar papildomai vieną kartą, tiesiog pats išsprūdo. Ir vėl žvaigždė, svajokite, nebijokit svajoti, daug svajoti, daug norėti, daug svajoti, susijungti su pačia ta visatos energija, su visa esatim. Tiesiog tai yra būtina. Pažiūrėkit, kokia graži korta. Labai mane. Tikrai taip, labai. Netgi spalvos tos tokias paskutiniu metu mane lankančias labiausiai šitos. Taip. Tai va. Gerai, mėlyjeji, šią savaitę iš tikrųjų nuostabi yra prognozė. Dėkoju labai, Laura. Ir linkime kuo nuostabiausius, kuo gražiausius ir kuo tokios prasmingos savaitės. Vasara jau artėja po truputėlį į pabaigą. Tai pasimėgaukite viskuo, kuo tik tai galite. Ėjimas į gamtą gydo, nebuvimas gamtoje, maudymasis miškuose, leidimas laiko, tiesiog buvimas kažkur tai gamtoje, jisai labiausiai tiek paleisti tenais viską galima, tiek prisipildyti visko. Tai naudokite tą progą, paskutinės tos savaitės mūsų vasaros, kad ir kur jūs esate pasaulio, kurioje valstybėje, tai tiesiog būkite kuo daugiau gamtoje. Absoliutiškai sutinku, Laura, tikrai tai produktyvumo, bet su lengvumu ir harmoningai, kad viskas būtų. Tai va to ir linkiu jums. Tikrai taip, dėkojame ir iki kitų susitikimų.